Pas jūs šiandien prasideda filmavimai ir aš žinau, kad jūs daug kas filmuosit Halloweeninius video, galbūt kitus video. Tai tiem, kas filmuoja ne gamingus, o filmuos vlogą arba challenge'us. Ką noriu pasakyti? Prieš pradedant filmuoti, pamenat, kad kamera kaip turi būti nustatyta ir pradėkime filmuoti nuo kalbos, turiu telefoną ar ne, ir žiūriu į jį ir sakau, labas, šiandien mūsų video bus apie, ir pasakau apie ką bus video, ką mes darysime, kas nutiks ir labai prašau video pradžioje pasakyti ir nepamirškite paspausti like ir subscribe, nes aš jums planuoju parodyti daug naujų video arba nuotykių, arba žaidimų priklausomai nuo to, ką jūs planuojate padaryti. Mes įrašėme savo veidą, ar ne, papasakojam ir tada sekantis kadras, mes pradedam, atsisukime į reikį ir tarkim, mes norime pasakyti, kad kažkas tai jau vyksta ir ką mes norime nufilmuoti. Filmuojam objektą, apie kurį mes kalbam. Štai, šiandien Rikis guli ant pagalvės ir laukia, kol gaus, ko Rikis gaus? Skaniukų, halloweeninių skaniukų. Ne, Rikiui dabar vienodai šviečia, jam viskas gerai. Parodžiau objektą ir galiu pasukti kamerą į save ir pabaigti pasakoti, kad žiūrovas žinotų, apie ką pas mus vyksta kalba. Todėl, kai filmuosite vlogą arba challenge'ą, nepamirškite. Atsisukime atgal. Nepamirškite, kad jūs turite nufilmuoti ne tik tai, kas vyksta, bet ir būtinai nufilmuokite savo veidą, kada jūs sakote, kaip jaučiatės, apie ką galvojate ir kokie jūsų gali būti sekantis veiksmai. Nepamirškite kalbėti daug su kamera, nes žiūrovai po truputėlį turi įsimylėti į jūs. Ta prasme, jūs turite jiem patikti ir jie po truputėlį turi priprasti prie jūsų ir norėti jūs kuo daugiau žiūrėti. Taigi, kai filmuosite vlogą arba challenge'ą, nepamirškite parodyti ne tik tai, kas vyksta už kameros ir ką jūs matote, bet ir nufilmuoti save ir pasakyti, kaip jums atrodo, kas šiuo metu vyksta ir kas bus toliau. Daugiau informacijos apie tai, kaip filmuoti, kaip teisingai filmuoti, jūs mokys mūsų mokytojas Edvinas, taip kad su juo jūs sužinosite visas filmavimo ir montavimo paslaptis.